Pernai metais Excitedas pas mus buvo tiesiog rekordinis. Kūlėm arti 5 tonų priduoto svorio, ne bunkerinio. Šiais metais dar to rapso daug nesam išvežę priduoti, sandėliuojamės. Tai bunkerinį turime Excitedo virš 4 tonų gerokai. Esu ūkininkas iš Kauno rajono. Ūkininkaujame priemiestyje. Mano vardas Vidas Vaškevičius. Mūsų ūkis pagrindai yra augalininkystė. Dirbame apie 400 hektarų. Bandom pabaigti žieminių rapsų pjūtį, kadangi jau dalis Lietuvos tikriausiai pabaigė ir rapsus, ir kviečius, ir užmiršę gal šitus dalykus. Mes būtume irgi baigę, jeigu ne gamta. Sutrukdė tas 2 dienas likusias. Pridarė didžiulių nuostolių, negalėjom pabaigti javapjūtės, kviečiai realiai yra beveik baigti, liko keli hektarai, o žieminių rapsų buvom palikę 60% nekultų, dėl to, kad buvo visiškai žali, negalėjom tiesiog pjauti, negalėjom atlikti darbų, bandėm, pjovėm, bet tiesiog metėm žieminius rapsus, išvažiavom kviečius, realiai pasiėmėm kviečius ir turim ką turim, gamta neplenkė šiemet Lietuvos. Kai užėjo čia pas mus nemenka liūtis, vėjas, kruša vadinkim taip, tai tą dieną visai nelindom iš namų, nevažiavom į laukus. Tai vakare šiek tiek aprimus, pravažiavom, pasižiūrėjom, kad tiesiog yra baisu rapsai sulyginti su žeme. Išgulimas baisesnis, gal sakykim taip, net negu kviečiuose. Ir jau galvojom, viskas nebesurinksim, ten nieko nebus. Ant rytojus orui pradėjus keisti, saulei pasirodžius, tiesiog laukai pradėjo baltuoti, nors buvo ganėtinai stipriai rudi iki šitos audros. Galvojom, kad jau viskas, rapso nebeturim, o pasirodo, kad dar ganėtinai daug turim. Aišku, tas lietus padėjo jam greičiau prinokti, tas oras tai atvėso, tai vėl sušilo. Šiandien pjaunam tos paskutinius laukus ir pastebėjom iš tikrųjų, kad ne tik draudimas gali padėti, bet ir, manau, tikslinga yra rinktis veislės, ką šiai dienai galim lyginti tikrai drąsiai, nes mes ūkyje auginam apie 6-7 žieminių rapsų veislės. Tai prieš 3 metus mes turėjom numerį 1 Expiro, kuris keitė Mercedesą. Paskui atsirado Excitedas, bandėm Excitedą. Prieš 2 metus Excitedas apėmė apie 60% ūkio auginamų rapsų. Pernai metais pasėjom 70 ir šiemet galvojam grįžti vėl prie 50% Excitedo. Pagrindinės rapso veislės savybės tai turėtų būti ankštarų neatsidarimas, nes ne pirmi metai, kaip mes pirmiausia nuspjauname kviečius, o tada važiuojame pabaigti rapsų. Tos veislės, kurios ilgai būna tiesiog žalios ir jų negali pjauti. Tai pabandėm, tikrai ne vieną veislę turime ir bandom rinktis iš ne vienos. Tos ankstyvos brandos veislės derlingumų, taip, negaliu sakyti, kad jos nėra derlingos, bet tie 300 ar 500 kg hektare, tik dėl veislės skirtumo, manau, tai yra kiekvienam ūkininkui didžiulis pinigų skirtumas tavo paskui visam metų rezultate. Tai renkamės, bandom, siejam ne vieną. Pagrindinis pasirinkimas galbūt tai būtų taipogi ir pasitikėjimas agronomu. Labai didelę įtaką turi. Jeigu tu nepasitikė žmogum, tai netiki ir veislė, kaip aš sakau. Tai tada jinai užima ūkyje mažą dalį tavo dirbamų laukų. Pagrinde renkamės tas, kurios rudenį sparčiai vystosi. Nepribijom pastabdytų veislių, jeigu geras ruduo. Kai gamta tokia nenuspėjama, nežinai, kas bus. Sėją atliekame nuo rugpjūčio 10, tam tarpe iki 20, stengiamės pasisėti jau vėliausiai rapsus. Žiūrim, aišku, ir ką rašo selekcininkas apie savo veislę, ar jinai ankstyva ar vėlyva. Tai taikom, sakau, dalį ankstyvų pabandymui, o šiaip atsirinkę vieną veislę per 2-3 metus, jinai paskui užima didžiąją ūkio dalį. Prieš 3 metus pabandžius Excitedą nenuvylė, kūlėm
tiksliai bijau pameluoti, bet bus 4,5-4,3, čia jau yra ne bunkerinis, o priduotas svoris. Dekalbo Excitedo, pernai metais Excitedas pas mus buvo tiesiog rekordinis. Kūlėm arti 5 tonų priduoto svorio, ne bunkerinio. Šiais metais dar to rapso daug nesam išvežę priduoti, sandėliuojamės. Tai bunkerinį turime Excitedo virš 4 tonų gerokai. O kaip pavyzdys kitų veislių nerenkam 4 tonų. Tai mus gelbsti tas pasirinkimas ir tas pasitikėjimas. Kai tokie metai, kaimynai pjauna 2 tonas, 3 tonas, 4 tonas, o mes šiais metais iš pradžių, kai pabandėm pirmus laukus, tai buvo liūdna, nes buvo derlius 2,5 tonos iš hektaro, tai nukrito rankos, tiesiog sakom, nebekuliam tų rapsų, paliekam, tegu bręsta, važiuojam kviečių pjaut, išvažiavus kviečius kaip ir nenuvylė, baigiam kviečių pjūti, praėjus audrai, grįžtam į rapsus. Buvo DK Excited ir X-Buris vienam lauke, tai ten, manau, yra lauko istorija, gal labiau ne veislės, nes tam lauke mes niekad gerai nieko neužsiauginam ir jis visą laikį 4 kartus jau esu ten sėjęs rapsą, 4 sezonai, kaip pradedam nuo to lauko rapsų pjūti. Tai ten tiesiog matomai yra per didelis ligų užkratas. Tai stengsimės išgydyti tą lauką, manau. O nukūlius tą lauką, pabandžius pjauti kitus, tiesiog buvo žalia ir negalėjom įvažiuoti vienareikšmiškai, nes jeigu mes važiavom, kūlėm rapsą ir turėjom 3,5-3,7 tonos iš hektaro, praėjus audrai, prinokus kotams, mes turim 4,3-4,5 tonos, manau, kad tikrai vertėjo laukti, o ne tiesiog pjaut, kad nusipjaut ir pabaigti rapsų pjūtį. Tai va tokia praktika iš po šių metų. Ta vėlyvos veislės, kaip ir selekcininkai deklaruoja, jos tikrai atneša didesnį derlių. Ką pastebėjom iš kitų veislių, kurios yra ankstyvesnės, kad laukti ilgai nereikia, gali nusipjauti pirmas, bet mes norim derlius. Mikroelementinių trąšų purškimą atlikom tik vieną kartą šiemet. Čia buvo jau pavasarinis darbas. Rudenį tai buvo daryta kaip ir priklauso boras ir dar šiek tiek NPK įpylėm. Ir viskas. O šiaip tai pagrindė birės trąšos. Ir gera augalų apsaugos produktų geras pasirinkimas. Šiemet, žinokit, to poveikio kažkokio, kad taip konkrečiai įvardinti, negalėčiau. Prasme, tikrai ne tie metai, kur pasakyčiau, kad jo buvo. Ne tie metai. Manau, kad gal ir davė tie fungicidiniai purškimai poveikį, bet ne tokį, kokią mes tikėjomės. Nes buvo nupirkta, kaip sakau, šių dienų brendas, naujovė ir tikėjomės geriau. Bet čia tikriausiai ta sausra, gal kitoj Lietuvos dalyje gavo daugiau kritulių ūkininkai. Pas mus buvo labai sausa, karšta ir tuos rapsus turėjom rekordinius, kaip aš sakau, buvo aukštis nežmoniškas, su purkštuvais įveikti juos buvo sunku, nes neturim savaeigio, bet purškiam fungicidą, naudojam ir to tokio akivaizdaus skirtumo nepastebėjau, kad nedarėm kontrolės, nepalikinėjom, kur nepanaudota. Tiesiog pasiryžom vieną važiavimą, vieną produktą. Tai aišku gavosi brangu, bet manau, kad išvengiant nuostolių sprendimas buvo geras. Kai yra laukas, tą bunkerinį pasiskaičiuojam kiekviename lauke. Nėra taip, kad kuliam padrikai ir paskui jau sveriam viską krūvoj. Ne, stengiamės, žinom, kiek veža traktoriai su priekabom, žinom, kiek kombaino bunkeriai yra, to bunkerinio vadinkim svorio, taip. Tai kiekvieną lauką stengiamės pasiskaičiuoti, jau nedadėdami, bet kaip tik atimdami ten tą toną kitą, kad ir šiai dienai derlius pateisino lūkesčius. Esam jau ganėtinai senai nusipirkę žieminių rapsų sėklą, tai taipogi šiemet, kaip ir minėjau, 50% bus pasėta DK Excitedo, o išbandysim ir naujas veislės, dekalbo linijos ir lauksim ateinančių metų derlius. Nauja veislė tai Exaura būtų. Irgi bandysim, žiūrėsim. Šiemet, kiek mačiau pas kaimynus,
žalia, dar žalia, jauna dar žalia. O žiūrėsim, kaip atlaikys kitų metų iššūkius tą naują veislę. Gal perleisim vietą, nežinau, čia kiekvieni metai sakau, iš pradžių pabandai, vis duodi daugiau, jei pradeda skriaust, mažini plotus. Nes nori to efektyvumo, kaip aš sakau. Veiklios medžiagos azoto rapse atidavę esam 210 kg, NPK 10, 26 atiduota iš rudens 200 kg. Neskaidom, ar tai kviečiai, ar tai rapsai, tiesiog kiekvienais metais terpiam su sėjamąja kartu tos 200 kg, nemažinam, nedidinam, ar tai metai buvo pelningi, ar tai nuostolingi, stengiamės žemės neapleisti, nes nesiruošiam dar baigti šito viso hobio. O derlius, kaip ir sakiau, orai, sausros, šiemet tai labai paveikia, bent jau mūsų kraštą sausra. Jeigu neįnai, manau, rapso kultume tikrai daugiau, ženkliai daugiau. Nes po šitų visų kepinimų, tai buvo žydėjimo pabaiga, kai nusistojo termometro stulpelis apie 30 ir viršaus, tada tas fungicidinis purškimas naktį, bet ar tai nepadarė tam pačiam fungicidui didelės žalos ta kaitra ir ar jisai 100% suveikė. Tikrai negaliu to atsakyti, bet darbus darėm taip, kaip buvom suplanavę, o gamta, mes prieš ją nepakovosim, čia kaip vienas toks gerai žinomas žmogus sakė, fabrikas po atviru dangum, tai ne nuo mūsų priklauso, mes padarom tai, ką reikia, stengiamės, o gamta palygina. Galiu papasakoti, kaip mes su Skandagra iš vis ryšių užmezgėm, pradėjom dirbti, tai ūkininkavom ne taip ir senai, iš tikrųjų intensyviai. Tiesiog auginom vieną rapso veislę ir vieni augina visiškai kitokias negu mes, kiti kitokias. Sakom, kodėl mes turėtume prisirišti prie vienos. Ir pasakė, kad Skandagrai galim įsigyti to rapsą, žinai, kur irgi, kaip sakau, buvom ką tik pradėjau ūkininkauti, nežinojom. Susiradau Andriaus kontaktus, pasiskambinom vadybininkui, kažkaip susirišom kontaktais, kad čia esam tokie ūkininkai priemiesčio, Andrius atstovauja Kauno regioną, pabendrau su vadybininku, nekilo per daug klausimų ir nuo tos dienos, nuo to sukontaktavimo supratom, kad kuo daugiau, to geriau. Kaip sakyti, žemės ūkiui reikia skaidyti riziką. Tai mes taip ir išsiskaidėm, kad ne vieną, ne dvi rapso veislės, kaip darėm anksčiau, bet pavyzdį 100 hektarų, tai gal net ir 5 rekomenduočiau pasirinkti veislės proporcingai, nes vis tiek ateina metai vis kitokie. Tai ir mes paskui išbandėm veislę visiems tikrai gerai žinoma ir gerą, tai DK Expiro. Paskui atsirado Excitedas, tada į rinką atėjo Batis. Tai esam visas šitas veislės šiemet pasisėję. Expiro, manau, jau laikas. Batis konkuruoja sąlyginai su Excitedu. Tik po šios audros pagal mane ir pagal draudimą, tai Batis pabirėjo. Tai tas pabirėjimas buvo lygus 20%. Excited'e radom tik tai 7-10, jeigu procentaliai taip paėmus. Kai buvo draudimas, taipogi šitas laukas čia yra 8, beveik 9 hektarai Excited'o, tai 7%. O laukas yra visiškai sugniuždytas, suguldytas, nuo kelio važiuojant jis tai tiesiog baltas. Bet ankštaros stovi dar kol kas vietoj. Taip, technologinės vėžės, kuris įlikęs stačias jos, manau, nuo mechaninių pažeidimų yra šiek tiek ankštaras atsidarę, bet tikrai veislė, kaip deklaruoja, tai manau ir turi tą geną, kas mums yra aktualu, nes mes, kaip ir minėjau, jau kuliam rapsą daug vėliau negu reikėtų gal, taip. Manau, niekur mes čia nevėluojam, tą rapsą nukulsim ir tada skaičiuosim viščiukus jau, ką turi. Pradėjom bendrauti, tai, kaip ir minėjau, nuo įsigytų rapsų sėklos, nes pabandėm tiesiog įvairovę taikyti savo ūkį ir bandyti, kuo daugiau bandyti, kad kuo greičiau išmokti šito viso amato. Ir kaip Andrius, kaip agronomas,
aš labiau jį niekad nevadinau konsultantu, bet kaip agronomu vadinu. Jisai visą laiką, jam paskambinai, jisai tuoj veiklę skaičiuoja, pinigą prie to pačio tau iškart susumuoja ir labai lengva yra priimti sprendimą, kai su tokiu profesionalu dirbi, nes tu vieno skambučio pagalba išsprendi labai daug neatsakytų klausimų, kai paskambinus kitam konsultantui jis tau tik produktą pasiūlo, bet nepapasakoja apie veiklę, apie tą pačią kainą hektarinę, jis pasakė produktą, litro kainą ir darai arba ne, tai čia aišku mūsų ūkininkų sprendimas. Bet su Andrium, sakau, mūsų pokalbis niekad nesibaigė minutės arba 2 minučių laike. Užtrunkam ganėtinai ilgai, kol priimam tą sprendimą, bet manau taip ir atsirado tas pasitikėjimas iš gerosios pusės, kai žmogus tau nori padėti, ne tik parduoti, bet ir padėti. Tai šiai dienai turi pasitikėjimas Candagra mūsų didelį.